Kai Jėzus sako, kad kiekvienas rašto aiškintojas tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų, tai mes ir stengiamės visada daryti. Tokia mūsų yra užduotis, pareiga, pašaukimas, kai Viešpats ganytojus, taip pat kunigus kviečia sakyti homiliją, paaiškinti Dievo žodį. Mūsų skaitinys pirmasis iš pirmosios Karalių knygos, 3 skyrius, 5-12 eilutės yra toks pasakojimas apie vieną jaunuolį, apie kurį, manau, Jėzus irgi savo palyginime apie dangaus karalystę galėtų jam pritaikyti šią nuostabų palyginimą, kad jis buvo jaunystėje tas, kaip pirklys ieško gražių perlų, atradęs vieną brangų perlą, eina parduoda visą, ką turi ir nusiperka jį, arba tas žmogus, kuris atranda lobį. Kalbama apie karalių Saliamoną, Dovydo sūnų. Ten Dovydas turėjo daug sūnų. Pagal visus ten tos reglamentus karališkus ir taisyklės, aišku, pirmagimis turėtų paveldėti karalystę ir taip toliau, bet visada išganimo istorijų matėm, tai nebuvo taisyklė ir būdavo taip, kad pasistengdavo, kad užimtų tas sūnus, kuris, sakykime, yra labiausiai gal tam tinkamas, arba paties tėvo, karaliaus, arba ten būtų motina karalienė, nurodymų, patvarkymų. Kažkas panašaus, aš manau, yra daroma ir mūsų laikais, kada vienas valstybės vadovas prieš išeinant vis tiek pasako kokią rekomendaciją. Tas pats būna irgi su popiežiais, jeigu žinote, ne, kad mūsų dabartinis popiežis irgi buvo rekomenduojamas prieš tai buvusio popiežiaus. Ką šiandien Dievo žodis yra paruošęs mums? Taigi, tas jaunuolis, vadinamas Saliamonu, jam pavyksta, sakykime, nusišypso dangaus laimė. Per sapną pas Dievas asmeniškai ateina ir pasako, prašyk, ko nori, kad tau duočiau. Kažką panašaus yra mūsų šventasis Pranciškus Asyžietis gavęs iš paties Jėzaus, ir mes netrukus kitą savaitę tai pajusim dar kartą, tai porcinkulės atlaidai, va, ko jis ten išprašė šventas Pranciškus Asyžietis, kai jo paklausė. Čia yra kitas jaunuolis, Saliamonas, jisai dar apie porcinkulį nieko nežinojo, apie Pranciškų taip pat ir dar Jėzaus nepažinojo. Tačiau, kuom buvo iš tiesų Saliamonas nuostabus jaunystėje, ir manau, kad Dovydas neapsiriko, kai jam teko ir pakariauti, ir visus kitus savo sūnus patraukė šoną, ir pats asmeniškai jį intronizavo tam tikrų įstatymų patvarkymų. Tai, kad jau nuo seno matė šitame jaunuolyje tam tikras savybės. Greičiausiai jisai turėjo vieną tokią gražų bruožą, nebuvo pasikėlęs, kaip liaudis sako. Ir visada tas kuklumas, sako, žmogų puošia. Žinant, kad Saliamonas nuo pat vaikystės ten yra iš tų pirmųjų, greičiausiai buvo vienas iš tokių paskutiniųjų Dovydo vaikų, jau Dovydas buvo amžiuje. Taigi, jam Viešpats duodamas tokį šansą ir sakydamas, prašyk, ko nori, jisai neapsiriko, nes irgi žinojo, kad Saliamonas ir iki to laiko buvo žinomas tarp karaliaus vaikų kaip išskirtinis vaikas, išmintingas, neskuba, pasveria, nebuvo konfliktuojantis, mokėdavo patylėti ten, kur reikia patylėti, ir galbūt mokėdavo atstovėti pozicijas tiesos, teisingumo, kai tai reikėdavo padaryti dar iš pat vaikystės. Todėl čia irgi nėra, mes sakom, nieko pasaulio tokio naujo. Paprastai irgi niekas taip iš dangaus nukrito kandidatas ir iškart jį sodina į sostą, duoda jam galios tą vadinamą
pultelį, anais laikais buvo skeptras, kažkoks ypatingas. Taigi, jisai paprašo viešpaties imlumo, paprašo išminties. Štai jo toks prašymas gan kuklus, kuris sako: Dieve, tu padarėjai mane savo tarną karaliumi mano tėvo Dovydo vietoje, nors esu tik jaunas vaikinas, nežinau nei kaip išeiti, nei kaip pareiti, o tavo tarnas yra tautoje, kurią tu išsirinkai, gausioje tautoje, kuri dėl gausybės negali būti nei apskaičiuota, nei suskaityta. Saliamonas žinojo, kas jo tėčiai buvo, kai bandė jo tėtis padaryti gyventojų surašymą. Baigėsi maru, tragedija ir taip toliau. Todėl jisai net sako, tos tautos neįmanoma suskaičiuoti. Ir štai, už tai, kad jisai paprašo imlios širdies, išminties, Dievas jam duoda visą kitą. Ir labai įdomus paskutinis sakinys pirmajame skaitinys, kad pats viešpats konstatuoja tokį įvertinimą šio jaunuolio, sakydamas: tokio kaip tu nebuvo prieš tave ir toks kaip tu nekils po tavęs. Ir čia prieš tai buvo eilutė dėl tos išminties, kurią tau Dievas duoda. Ir galėtume paploti rankomis, pasakyti: taip, o pagaliau nuostabus karalius tikrai, ir galime žavėtis, dėti patiktukus, netgi vaikams savo vardus duoti Saliamonas. Tačiau, sako, žydai neperka žydinčių sodų. Kodėl? Todėl, kad jaunuolis gražus vaikinas, žydintis jaunatvę išmintimi, tai dar negarantas, kas bus rudenį, kai jis bus jau pasenęs. Ir jeigu jūs skaitote Bibliją, o nebejoju, kad ją skaitote, finalas buvo kraupokas. Čia ne tam, kad, žinot, dabar mest akmenuką į Saliamono daržą, bet kadangi Biblija tai rašo ir mes, kai kalbam apie, jeigu pasakom Biblijai A, tai reikia pasakyti ir B. Šis jaunas žmogus yra mums pavyzdys, kad nežiūrint visų privilegijų, kurias tau Dievas duoda, davė jam išmintį. Šis žmogus į senatvę tapo kvailiu. Oho, o kaip čia būtų galima taip suprasti? O supratimas yra tame, kad pasirodo išmintis be meilės neegzistuoja, arba kitaip galim sakyti, nevaikšto. Jam davė išmintį ir tikrai skaitom ir tos išminties knygos, kurios ten parašytos, jos tarsi priskiriamos Saliamonui, ten ir psalmių labai nuostabių yra. Ir mes netgi praktikui turime be galo protingų žmonių ten, kurie padarė atradimus, netgi jie savotiškai buvo genijai, kalbu ir istoriniam kontekste, netgi tuos asmenius, apie kuriuos galim pasiskaityti šiandien enciklopedijose. Tačiau šalia jų visų ne visi jie blizgėjo išmintimi. Protingumu taip, gudrumu taip, talentais, kom tik nori. Ir kur čia yra suklupimo akmuo? O suklupimo akmuo atsitiko tai, kad Saliamonas neišsaugojo meilės. Išmintį turėjo, išsilavinimą turėjo, antpečius turėjo. Kas ten, jeigu būtų galim jį apibūdinti mūsų laikais, ten greičiausiai buvo apdovanotas ne vieno Nobelio premijo ir taip toliau. Tačiau į senatvę prarado išmintį. Ir kaip tai atsitiko? Atsitiko, kad jisai savo širdį suskaldė į daugybę gabalėlių. Ir kadangi jo išmintis laikėsi ne ant jo sumanumo, ne ant jo talentų, o ant Dievo malonės. Taigi, mielieji, mums žinutė visiems. Koks tu bebūtum raitelis puikus, išmintingas, gudrus, tas pas mums pašvęsto gyvenimo žmonėms, koks tu ten bebūtum blizgantis, šventas ir taip toliau, sąlyga yra viena. Saugokim širdį. Saliamonas nesaugo širdies. Pagal paskaičiavimus, ten skaičių tokie vaikams
italų kalboje, reiškia vaikams tokia myslių knygutė, kiek Saliamonas turėjo žmonų. Nu ir taip galvoju, įdomu. Pasirodo ten 600 ar kiek ten jų. Ir ten sugulovių, trumpai tariant, bendras skaičius 900 moterų. Sakau, jo, čia tikrai nebūčiau žinos tokio atsakymo. Bet kiekviena jo moteris, žmona, jo širdį, kuri buvo skirta Viešpačiui, ją išplėšė, kiekvieną pasiėmė po savo gabaliuką. Ir mes žinome į senatvę, tiesiog nenorime dabar ant Saliamono šešėlio, tegul Biblija apie tai kalba, patys pasiskaitysit, bet faktiškai buvo iš jo atimta visa karalystė, ten tik Dievas paliko dėl pažado Dovydų, ne dėl Saliamono, dėl Dovydo paliko vienintelę Judo karalystę tokiam sūnui. Paskui, kai Bibliją skaitai, supranti, kad ko gero reikėjo ir tam sūnui tos giminės neduoti. Nes ten kvailystės tęsiasi po kvailyščių. Mėlieji, finalas. Jėzus tikrai sako, būkime išmintingais, kaip tas pirklys, kuris ieško gražių perlų, kaip tas žmogus, kuris rado lobį. Verta prarasti viską, turi minti visko, kaip sakant, parduoti visus savo buvusius turtus dėl vienos priežasties, kad įsigyti santykį su Dievu, draugystę su Dievu. Štai tas yra perlas. Mano visos pastangos, mano visas, kaip sakant, jėgos, sveikata, kad mano ir Dievo meilė būtų kuo tvirtesnė. Ne taip reikėtų susireikšminti, ir aš ten labai išmintingai pakalbėjau, ten užėmiau kažkokią vietą visuomenį ir taip toliau. Svarbiausia, jeigu mano širdis yra tas lobis, sako, kur mano lobis, ten ir mano širdis. Viskas tvarkoja. Nepergyvenkit, kad nesat tokie Saliamonai, kad jums neuždėjo tokio vertinimo Dievas kaip tam jaunuoliui. Nebuvo išmintingesnio ir nebus. Tu esi pats gražiausias, nuostabiausias. Mano tikslas yra, kad jeigu Viešpats leis, kad gyvenimo pabaigoje, tegul Viešpats pats ir įvertina pirmiausia mano širdį. Ir dabar žinome, kad pasaulio jaunimo dienos vyksta Lisabonai. Per vienas pasaulio jaunimo dienas Jonas Paulius II, šventasis berods ten jaunimo dienos buvo Paryžiuje, jis pasakė tokią labai gražią frazę. Sako, žmogus vertas tiek, kiek sveria jo širdis. Kalbėjo apie meilę. Amen.